Kas yra šviesinimo fonas? Kaip jums atrodo, kas yra šviesinimo fonas? Neįsivaizduoju. Gal koks blyčinimas būtų? Aha, aš kažkaip gal taip galvoju. Aha, aš irgi iš karto apie sruogeles kažkaip nežinau pagalvojau. Yra šviesinimo fonas. Ką? Šviesinimo fonas. Kokia šviesų, tai šviesinimo fonas. Kai šviesu, ar ne? Na, Kas yra šviesinimo fonas? Tai kaip ir mokykla. Šviesinimo fonas, ne, fotografam reikalinga baltas fonas. O jeigu kas liečia kirpyklą? Kirpykla, tai lempa. Lempa, ne? Taip. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galėtumėt atsakyti, kas yra šviesinimo fonas? Nežinote, ar nenorite atsakyti? Nieko neatsako. Ir kasgi iš tikrųjų yra tas šviesinimo fonas? Šviesinimo fonas tai yra natūralaus plauko pigmento likutis. Kada mes atliekame plauko pašviesinimą, balinimą, mes turime šviesinimo foną. Jis tiesiogiai yra priklausomas nuo mūsų natūralios plaukų bazės ir būtent šviesinimo fonas turi didžiausią įtaką galutiniai spalvai ir būtent jis yra didžiausias mūsų kirpėjų galvos skausmas.